šis filmas apie paprastus žmones, tokius kaip mes, kurie 8 ryto skuba į darbą, veda savo vaikus į darželį ar į mokyklą, moka mokesčius, kartais pykstasi, o kartais juokiasi. Lietuva nėra tik graži šalis. Didžiausias Lietuvos turtas – geras, sąžiningas ir darbštus žmogus. Manau, kiekvieno politiko užduotis, kad jo krašte žmonės gyventų laimingai. Partijos pirmininkas Albinas Morkūnas tiki, kad Lietuva po 5 metų bus teisingame kelyje. Ir mano manimu, kad už 5 metų mes padarysim ženklių poslinkių žmonių sąmoningumui, tobulinti, užkrečiant mūsų idėjomis, kad mes eitam to žaliuoju keliu. O svarbiausia, pasak partijos pirmininko Albino Morkūno, žmogus. Gimė ne tik to, kad pragyventų, bet dėl to, kad jis pragyventų garbingai. Lietuvai būtent trūksta tokio susikalbėjimo, susiklausimo. Per daug jinai yra maža ir per daug jinai yra susiskaldžiusi. Tai aš galvoju, kad jinai labiau bus vieninga Lietuva. O šiaip tai pagrindas tai yra ne kažkokios tenai idėjos ar ką, bet pagrindas tai yra mūsų ta žemė, kurią mes turime. Ir galvoju, kad jinai nebus pasikeitusi, bus išsaugota ir mes būsim daugiau pasiruošę ją perduoti ateities kartoms. Ekologiškas maistas, ekologiškas būstas, ekologiškas gyvenimo būdas ir taip toliau. Dabartinėme pasaulyje žodis ekologija tikriausiai reiškia aš noriu išgelbėti pasaulį ir save. Noriu gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje. Noriu maitintis tik ekologiškais maisto produktais. Mokslininkai pasakytų, kad mūsų žemės laikas jau suskaičiuotas. Bet gal mes galime šitą procesą sulėtinti? Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija už energijos taupymą. Tai yra, tausoti ir saugoti gamtą pirmenybę teikiant atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimui. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija už tai, kad reikia kruopščiai prižiūrėti, skatinti ir plėtoti atliekų perdirbimą. Nes tik taip mes galime tausoti gamtinius išteklius ir apsaugoti ateinančias kartas nuo begalinių sąvartynų. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija už ekologišką bendruomenę. Tai yra pakelti gyvenimo lygį bei sukurti galimybę gyventi ir dirbti Lietuvoje. Ekologiškai ir su šypsena veide. O svarbiausia, Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija už Lietuvą, už žmogų, darbštų, laimingą, saugų ir sveiką. Nors mūsų partija dar labai jauna, bet tradicijos jau gilios. Ir mes jau antras sąskrydis vis kitam skyriuje organizuojamas. Ne taip, kaip kitos partijos pasirenka, kur savo patogią vietą pastoviai turi, reiškia, ir ten praveda savo renginius, kur jau ir viešbučiai, ir pirtis. O mes viską padarėm savo rankom, nors ir kukliai, bet viskas padaryta yra mūsų. Į to mes džiaugiamės, čia yra mūsų didžiausia vertybė, kad mes patys mokomės, kaip reikia gerbti darbą, kaip kūrybingumą rodyti. Palikti želė ir motinėlė už vargo mergelę, už sieratėlę. Vienas žmogus lauke ne karys. Kaip Lietuva atrodys po 5 metų, įsivaizduoti labai sudėtinga. Per 20 metų mes niekur nenuėjome. Tai kas bus po 5? Jei nieko nekeisim, visi išvažiuosim iš Lietuvos. Niekas ir nepasikeis. Taip tauta gali ir įsivaikščioti. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos vienas iš kandidatų į Seimą Gintautas Sodaitis. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija tai nėra kažkas naujo. Daugelyje ES valstybių veikia ši partija. Dauguma valstybių turi savo atstovus Seime, tai yra Europos parlamente turim savo atstovus. Galbūt ne po 5 metų, bet ateityje mes tapsime šalimi, galbūt panašiai Skandinavijos modelį, kur iš tikrųjų bus ir žmogus, ir gamta, ir viskas iš tiesų gerbiama.
Lietuvą po 5 metų įsivaizduoju žymiai laimingesnė ir žymiai labiau pasitikinčią savimi. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijai linkiu būti vieningai kaip niekada. Kad ta nauja banga virstų į tsunami, kuris turėtų didžiulę reikšmę Lietuvos politinėme gyvenime. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos vienas iš kandidatų į Seimą Gintautas Sodaitis. Pasakiau žmonai, kad reiks balotiruotis, reiks neįmanuot, o reikia pabandyti kažką keisti ir keisti pačiam. Ar jį pavyks ar ne, tai čia tik tai žmonės gali nuspręsti ir aš vienas lauke ne karys, tačiau savo reikėtų tik tai kantrybės, supratimo, palinkėti norėčiau, kad to užsispyrimo pakaktų iki galo. Palinkėčiau, aišku, kad jiems sektųsi, kad jisai savo tikslus, tai ką nori, jisai gyvendintų, žengtų tuo keliu, kurį pasirinko, tiesiai, tvirtai ir sėkmingai. Kaip mama, tai Dievo palaimus. Kad jam sektųsi, kad Dievulis saugotų. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partija už Lietuvą, už žmogų, darbštų, laimingą, saugų ir sveiką. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos antrasis sąskrydis Prienų rajone Užuguosčio kaimo apylinkėse prie Gelužio ežero buvo finansuojamas iš Lietuvos žaliųjų sąjūdžio partijos lėšų.